Bajorų klasikinės ir bajorų premium degtinės atgimimas. Kilmė įpareigoja. 2007-2011 metais stipriųjų gėrimų rinka Lietuvoje krito net 41 procentų. Vien per šį laikotarpį trečdaliu padaugėjo naujų degtinės prekės ženklų. 2009-2011 metais bajorų rinkos dalis Lietuvoje mažėjo nuo 5 iki 3 procentų, o pardavimai litrais net 41 procentų. Didelio pasirinkimo išlepinta auditorija tampa labai skeptiška ir kritiška. Taigi bajorų prekės ženklas vartotojams atrodo vis mažiau patrauklus. Jis vertinamas kaip senas, didesnio išskirtinumo neturintis alkoholinis gėrimas. Nelaikomas kokybišku produktu, vertu padėti ant stalo draugų būryje. Būti ar nebūti. Situacija diktuoja, kad reikia stiprinti nuosavą arba kurti naują prekės ženklą. Bajorų prekės ženklo primintinis žinomumas yra 71 procentas. Tai palanki sąlyga ir vartotojų suteiktas šansas įkvėpti naują gyvybę. Mūsų rinkodaros strategija paremta prekės ženklo atgaivinimu 2 etapais. Pirmasis etapas – atnaujinus produkto dizainą komunikacijos kanalais supažindinti vartotojus su atsinaujinusiu bajorų prekės ženklu. Antra komunikacijos banga turėjo stiprinti bajorų kaip aukščiausios kokybės degtinės įvaizdį. Tam buvo pasirinktas bajorų premium produktas, kurio pardavimai sudarė vos 0,15 procento. Idėja. Nepaisant to, kad ilgus metus komunikuojant prekės ženklą, jis sąmoningai nebuvo siejamas su luomu ar visuomeninė padėtimi, išvengti bajoriško žodžio prasmingumo nepavyko. Vartotojų sąmonėje vis dar giliai įsišaknijusi opinija, kad bajoras tai ūsuotas, kailinius vilkintis ir kardu mosuojantis žmogus. Mes pavertėme šią silpnybę pozityvę energiją. Atsisakėme priklausomybės paveldimam titului ir kūrėme naują, šiuolaikinį bajorą. Gyvenimo būdas, aukščiausių standartų siekimas, kuria universalų ir patrauklų šiuolaikinio bajoro prototipą. Prekės ženklo atgimimas prasidėjo nuo sėkmingo pakuotės dizaino atnaujinimo. Toliau sekė kampanija televizijoje. Visada maniau, jog bajoras yra ne titulas, o garbingas gyvenimo būdas. Bet kaip žinia, garbė ir ramybė kartu nevaikšta. Tad mes šiuolaikiniai bajorai niekada nenurimstame, kol neįrodome savo tiesos. Šasta, ramiai, kurią grindžiame garbės žodžiu, o žodis, kaip aukštis paleidai, nesugausi. Bajorų degtinė, kilmė įpareigoja. Spaudoje, internete ir prekybos vietose. Antrai bangai naudojome pirmoje bangoje sukurtą komunikacinę platformą. Sukūrėme naują premium produkto dizainą ir reklamos kampaniją įtaigiai komunikuojančią bajorų premium degtinės iš Alfa spirito produkto pranašumą – aukščiausią kokybę. Nauja integruota kampanija. Šiuolaikinis bajoras, ieškodamas grynuolio, gali nusitrenkti kad ir į pasaulio kraštą. Ten kas kart įsitikinu, kad viskas, ko mes trokštame, yra čia. Ir dabar. 5 kartus grynesnė. Bajorų premium iš Alfa spirito. Sujungia televizijos klipą su reklama spaudoje, internete bei prekybos vietoje. Pirmos bangos komunikacijos pradžiai buvo pasirinktas balandis. Svarbu buvo startuoti prieš vasarą, kuomet aktyviai komunikaciją vykdo lengvieji alkoholiniai gėrimai. Antros bangos pradžiai pasirinktas spalis. Tikslas buvo nepatekti į šventinio periodo aktyvumus, žinant, kad bajorų degtiniai prekybos tinklai šventiniu laikotarpiu neteiks specialių akcijų. Ruošiant reklaminės kampanijos medijos planą, buvo iškelti komunikacijos tikslai. Bajorų prekės ženklo žinomumo didinimas bei įvaizdžio stiprinimas naudojant tikslingiausią media kanalų miksą. Kadangi kūrybinė strategija paremta herojaus šiuolaikinio bajoro sukūrimu, jo gyvenimo būdu ir pamatinėmis vertybėmis, medijos kanalų užduotis buvo kaip įmanoma geriau perteikti istoriją.
Abiem etapais komunikacijos medijoje rodikliai lenkia kategorijos vidurkį bei konkurentus. Rezultatai. Bajorų degtinės rinkos dalis Lietuvoje Nielsen duomenimis užaugo iki daugiau nei 7 procentų. Bajorų pardavimai augo 61 procentų, kategorijai nedidėjant. Bajorų premium pardavimai augo 26 kartus. Bendras bajorų padengimas padidintas daugiau nei 5 procentais. Bajorų klasikinė degtinė laimėjo sėkmingiausio naujo 2012 metų produkto apdovanojimą Lietuvoje – stipraus alkoholio kategorijoje. Vienas investuotas litas atnešė 81 centą pelno. Bajorų. Kilmė įpareigoja.